Hello, sveiki mano kanalo žiūrovai. Šiandieną mes pakalbėsime apie būdvardžius, kurie baigėsi ing ir et. Ir kuogi jie skiriasi, kokioje situacijoje tinka labiau vienas ir kitas. O jeigu esate nauji mano kanale, naujokai, tai labai kviečiu paspausti subscribe mygtuką. Jeigu esate jau senbuviai, spauskite like ikonėlę. Tai padėsite ir prisidėsite prie mano video ir mano kanalo plėtros. O dabar keliaukime pakalbėti apie būdvardžius. Būdvardžiai tai yra tokia kalbos dalis, kuri apibūdina daiktą, daiktavardį. Tai gali būti bet kas. Čia mes matome keletą pavyzdžių, tai gali būti spalva, tai gali būti dydis, tai gali būti kaip mes kažkokį tai daiktą arba dalyką vertiname, tai gali būti įvairios savybės, spalvos, būdas ir daug įvairiausių dalykų, mes tiesiog apibūdiname daiktavardį. Ir įprastai, tai klausimas koks, kokia, kokie kokios, jeigu tai lietuviškas klausimas. Ir štai, pavyzdžiui, turim pavyzdžių: blue, mėlynas, small, mažas, important, svarbus, fast, greitas, fun, smagus, colorful, spalvotas, cloudy, debesuotas, visa tai yra būdvardžiai. Bet kai kurie būdvardžiai turi galūnes ing arba et. Tai iš tiesų nėra galūnės, tai iš tiesų yra priesagos, bet jos būna pačiame gale, todėl mums atrodo kaip galūnės, bet tai yra priesagos. Interesting, interested. Tai yra toksai pavyzdinis žodis, kurį aš dažniausiai naudoju aiškinant šitą dalyką savo mokiniam. Todėl, kad žodį interesting mes žinome ir išmokstame gana anksti ir jis mums visiškai nesukelia jokių problemų. Taigi, interesting yra įdomus. This book is interesting. That film is interesting. The story is very interesting. Tai mes tiesiog apibūdiname įvairius dalykus, kurie yra įdomus. Tai yra kažkokio tai daikto, dalyko, gali būti ir žmogaus savybė, pavyzdžiui, this man is very interesting. Tai yra labai įdomus žmogus. It is interesting to talk to him. Su juo yra labai įdomu kalbėti. Bet mes apibūdinam kitus žmonės, daiktus, dalykus. Interested, susidomėjęs. Interested. I am interested in your story. Aš esu susidomėjusi tavo istoriją. She wasn't interested in that film. Jinai visiškai nebuvo susidomėjusi tuo filmu, jai buvo neįdomu. Interested, galūnė d, mes naudojame tokią priesagą tada, kai mes norime pasakyti, kaip kažkas jaučiasi dėl tos situacijos. Kokį poveikį situacija, daiktas, dalykas, žmogus padaro, kažkam kitam. Pažiūrėkime į daugiau pavyzdžių ir jums bus galbūt šiek tiek aiškiau. Amused ir amusing. Amused ir amusing. I was amused by his joke. Amused yra pralinksmintas, pradžiugintas, Tai jo juokelis mane pradžiugino. Aš buvau pradžiuginta. His joke was very amusing. Jo juokelis buvo labai džiuginantis, linksminantis. Annoyed, annoying. Annoyed, annoying. She felt annoyed by the loud noise. Annoyed. Jautėsi sunervinta, dėl didelio triukšmo. The loud noise was annoying. Tas triukšmas buvo keliantis tokius jausmus, Annoying, erzinantis. Astonished ir astonishing. Astonished and astonishing. We were astonished by the magician's tricks. Mes buvom pritrenkti, nustebinti fokusininko, mago pokštų arba triuko. The magician's tricks were astonishing, Jo tie triukai, jo fokusai, tai ką jis rodė, buvo stebinantis ir pritrenkiantis, Vienu atveju we were astonished, kitu atveju tie tricks were astonishing. Confused ir confusing.
He looked confused during the lecture. Jis atrodė pasimetęs, ar ne, toksai nežinantis atsakymo, pavyzdžiui, paskaitos metu, ar ne, susirūpinęs. The lecture was confusing, nes paskaita buvo sukelianti tokį sumišimo, pasimetimo jausmą. Depressed ir depressing. The rainy weather made her feel depressed. Ne, lietingas oras vertė ją jaustis depressed, ne, liūdnai, nusivylusiai. The rainy weather was depressing. Lietingas oras buvo keliantis, liūdesį keliantis, depresiją. Okay. Disappointed ir disappointing. I was disappointed with the movie ending. Aš buvau nusiminusi, nusivylusi filmo pabaigą. Ne tai, kai filmo pabaiga vertė mane jaustis, I was disappointed. O jeigu apibūdinam patį filmą, the movie ending was disappointing. Okay, sorry, not that word. Tai the movie ending was disappointing. Ar ne? Filmo pabaiga buvo liūdinanti, nuvilianti. Disgusted ir disgusting. He was disgusted by the rotten food. Jis buvo pasišlykštėjęs pūvančių maistu. Tai kalbėdami apie tą maistą, apibūdindami maistą, mes jau naudosim būdvardį swing. The rotten food was disgusting. Ne, gendantis maistas buvo šlykštus. Disturbed ir disturbing, sutrikęs. The news report left him disturbed. Naujienų reportažas paliko jį sutrikusi, ar ne? The news report was disturbing. Tai pats reportažas naujienų buvo trikdantis, ne? Kažką tokio nemalonaus pranešantis. Embarrassed ir embarrassing. Embarrassed, susigėdęs, embarrassing, sukeliantis tokį jausmą, ar ne? Tai gėdingas. She felt embarrassed about her mistake. Ji jautėsi susigėdusi dėl savo klaidos. Her mistake was embarrassing. Tai jos klaida buvo gėdinga, sukelianti gėdos jausmą. Excited ir exciting. Excited ir exciting. Excited, kaip žmogus jaučiasi, arba, kažkas, ar ne, pojūtis. Exciting, tie dalykai, kurie mus verčia taip jaustis. The children were excited about the trip. Vaikai buvo susijaudinę dėl kelionės, ar ne, pradžiuginti, susijaudinę dėl kelionės. The trip was exciting, pati kelionė buvo jaudinanti. Exhausted ir exhausting. He felt exhausted after the marathon. Jis jautėsi išsekęs po maratono. Ne, kaip jis jautėsi exhausted. The marathon was exhausting. Tai maratonas buvo sekinantis. Okay. Frightened ir frightening. Kalbam apie kažką, kas kaip jautėsi. The loud thunder frightened the dog. Ne? The dog was frightened. Šuo išgąsdintas buvo. Šiuo atveju frightened yra panaudotas kaip veiksmažodis, ne? Bet galėtumėm sakyti the dog was frightened. Šuo buvo išsigandęs. O pats griaustinis, the loud thunder was frightening, griaustinis buvo gąsdinantis. Frustrated ir frustrating, susierzinęs. She was frustrated with a broken printer. Ji buvo susierzinusi dėl sulūžusio printerio. The broken printer was frustrating. Tas sulūžęs printeris labai visus buvo erzinantis, nervinantis. Visi žinom, kad jis yra sugedęs ir kai reikia eiti su juo kažką spausdintis, visą laiką visi susinervina. So it is frustrating. Inspired ir inspiring. Inspired įkvėptas, inspiring įkvėpiantis. The students were inspired by the teacher. Mokiniai buvo įkvėpti. Mokytojos, mes apibūdinam mokinius. The teacher's speech was inspiring. Mokytojos kalba buvo įkvėpianti. Ne? Kas įkvėpė mokytojus? Tai yra mokinius inspiring speech. So students were inspired by that. Puzzled ir puzzling. Puzzled, susimastęs,
nežinantis, ieškantis atsakymo. He was puzzled by the complex puzzle. Jis buvo susimastęs dėl sudėtingo galvosūkio, ar užduoties. Taigi, the complex puzzle was puzzling. Vos negreita kalbė. The complex puzzle was puzzling. Sudėtingas galvosūkis buvo verčiantis susimastyti. Relaxed and relaxing. Vėlgi, atsipalaidavęs ir atpalaiduojantis. Kalbam apie savijautą savo kažkieno, kažkokio žmogaus. She felt relaxed after the massage. Jinai pasijuto atsipalaidavusi. Taigi, masažas buvo atpalaiduojantis. The massage was relaxing. Masažas buvo atpalaiduojantis. Satisfied ir satisfying. He was satisfied with his exam results. Jis buvo patenkintas savo egzamino rezultatais. Kalbame apie tai, kaip jautėsi žmogus. Ir his exam results were satisfying. Reiškia, tie rezultatai buvo patenkinantis. Ta prasme, tokie, kurie patenkino. Nes kartais mes turime lietuviškai ir netą reikšmę patenkinamas balas, kuris nėra labai aukštas. Okay, shocked ir shocking. We were shocked by the unexpected news. Mes buvom šokiruoti netikėtų naujienų, netikėtos žinios. The unexpected news was shocking. Reiškia, tos netikėtos žinios, ta netikėta naujiena buvo šokiruojanti, ar ne? Naujiena buvo šokiruojanti, shocking, ir mes buvom shocked. Surprised ir surprising. She was surprised by the birthday party. Ji buvo nustebinta gimtadienio vakarėlio. Taigi tas vakarėlis, the birthday party was surprising, buvo staigmena. Tik tiek, kad mes lietuviškai sakome, kad tai buvo staigmena, bet sukeliantis, ar ne, padarantis staigmeną, sukeliantis surprizą. Ir thrilled ir thrilling, he was thrilled about the roller coaster ride. Jis buvo sujaudintas, ar ne, pagalvojęs arba dėl pasivažinėjimo linksmaisiais kalneliais. The roller coaster ride was thrilling. Tai tas pasivažinėjimas buvo jaudinantis. Įprastai aš, norint įsiminti šitą dalyką, ar ne, visus šitos add ir ing, vis dėlto siūlau kiekvienam labiau įsiminti veiksmažodžius, tai yra būdvardžius interesting ir interested. I was interested in an interesting book. Ir kai mes turim tokį šabloninį pavyzdį, tokį šabloninį sakinį, kad aš buvau susidomėjusi įdomia knyga, bet tai nebūtinai turi būti knyga, ar ne? I was interested in this interesting film. Bet turint tokį šabloninį sakinį ir kai reikia panaudoti vieną iš būdvardžių ir mes abejojame ar add ar ing, labai pravartu prisiminti tą sakinį. I am interested ir the book is interesting, ar ne? Ir tada mes galime suprasti, kurį mes naudojame kalbėdami apie savijautą, kaip žmogus jaučiasi, kokią būseną jam sukelia, ir kalbėdami apie daiktą, dalyką arba kitą žmogų ir apibūdindami jį, ar ne? Koks jis yra. Interesting book, interesting film, interesting man. Okay? Taigi, ačiū, kad skyrėte man laiko, ačiū, kad žiūrėjote ir susimatysime kitose video. Bye bye everyone.